Plastikas tapo neatsiejama mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi. Kiekvienais metais Lietuvoje išmetama apie 100 milijonų kilogramų plastiko atliekų. Šis svoris prilygsta 4 Vilniaus televizijos bokštams. 44% plastiko lieka irti sąvartynuose, todėl plastiko dalelės patenka į žemę ir vandenis. Pasaulyje per metus į vandenis patenka apie 8 milijardus kilogramų plastiko. Neskaitant to, kad plastikas suyra per ilgą laikotarpį, tačiau į plastiką taip pat primaišoma chemikalų. Vienas iš chemikalų yra BPA, kuris padaro plastiką permatomu, tačiau jis paveikia hormonų veiklą. Kitas chemikalas yra DEHP, kuris plastiką padaro minkštu, tačiau didina vėžio riziką. Yrantis plastikas tampa smulkiomis, sunkiai įžiūrimomis dalelėmis, vadinamų mikroplastiku, kurio visame pasaulyje jau plaukėja 358 trilijonai dalelyčių. Dėl tokio didelio kiekio mikroplastiko jis lengvai patenka į geriamą vandenį. Jo taip pat randama druskoje, meduje ir dulkėse, kurios vėliau nusėda ant maisto. Kadangi mikroplastiko randama visur, žmogus jį vartoja kiekvieną dieną. Todėl per savaitę žmogus suvalgo plastiko tiek, kiek sveria kreditinė kortelė. Šiuo metu kiekvieno žmogaus ląstelėje rastume mikroplastiko. Gal tuoj tapsime plastikiniais? Kad tai neįvyktų, mažiausia, ką galime daryti, tai rūšiuoti. O jei nori padėti labiau, plastiką keisk į patvaresnes medžiagas.